Sveiki sugrįžę į kanalą. Senai be susigirdėjome prieš 2 mėnesius. Šiek tiek buvo techninių kliūčių su dviračiu, bet jau jos išspręstos ir galime startuoti paskutinėme MTB maratonų taurės etape Vilniuje. Šiom varžybom jutaus nepilnai pasiruošęs, nesitikėjau kažko labai gero rezultato. Šiek tiek gal panašaus rezultato tikėjaus kaip praeitais metais. Tai praeitais metais užėmiau, jeigu gerai pamenu, 26 vietą mėgėjų grupėje. Lieka 2 minutės iki starto. Na, o šiais metais startuoju iš pirmo sektoriaus 2 ratų distancijoje. Turiu gan neblogą reitingą, nors ir nedalyvavau Ignalinos varžybose. Taigi geras mėnesis be MTB dviračio, pasižiūrėsim, ar nepraradau įgūdžių. Ta visą laiko tarpą teko praleisti ant plentinio dviračio. Tai aplodismentai paskutiniam finaliniai etapui. Matematikos mokslų daktarai galim pradėti skaičiuoti. Iki starto lieka. Jaudulio nebuvo, nes nusiteikęs buvau smagiai pravažiuoti trasą. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iš karto matome, kad prieky yra mano komandos draugas, kolega Karolis, su juo ir Druskininkuose kartu finišavome, o dabar kartu startuojame Vilniaus etape. Na ir iš karto gauname dulkių pliūpsnį į veidą, tai labai geros nuotraukos gavosi starto, toks neblogas fonas susiformavo. Na, o čia kaip visada reikia atidaryti pilnai, apsilenkti ir matome eismas juda, šito nesitikėjau, kad bus, na, per daug to nekomentuosiu, bet visi supranta turbūt, kad tai yra nesaugu ir kažkaip turėtų nebūti mašinų varžybų metu trasoje. Na ir greitis visai geras, 46-47 km per valandą. Jau pavyko apsilenkti gan didelę dalį. Taipogi ir mane lenkė su gravel dviračiu. Žinoma, tai jis yra daug greitesnis tokioje atkarpoje. Na ir kadangi esu važiavęs šią trasą jau praeitais metais, tai maždaug kažkiek atsimenu, kad vengti čia kairės pusės, iš karto pasirenku dešinę. Visame būrelyje dviratininkų matosi daug tikrai žinomų aprangų, žinomų sportininkų, šiaip pažįstamų man asmeniškai, tai visų net neišvardinsi. Na ir visi dirbam, įsijuose, pirmieji kilometrai visi stiprus. Pats jaučiuosi tikrai gerai, viskas tvarkoje, jėgų kupinas, nusiteikęs. Tai kur buvau dingęs, buvo dviratis sulūžęs, galinis ratas, karboninis skilo, lūžo, tai garantinis, kol pakeitė, tikrai užtruko ši procedūra ir teko kažkaip kitaip treniruotis, tai myniau pagrindę plentą. Sudalyvavau ir keliose varžybose, bet nefilmavau, nes nelabai dar esu patyręs juose ir neturiu ką pakomentuoti ir šiek tiek gal nuobodžiau yra negu čia. Tai va, o mes toliau palaikom gan didelį greitį. Pradžia tokia šiek tiek greitesnė, nusileidimų daug. Čia praeitais metais, pamenu, buvo daugybė gertuvių primėtyta. Tai kas dar nežino šio renginio, šios trasos, tai minsime 2 ratus, iš viso 44 km. Mano vidutinis greitis buvo 26 km,6, na, o vidutinis širdies ritmas buvo 171. Trasa, kaip matome, gan sausa, smėlėta,
nebus tiek šlapia kaip praeitais metais. Pasirinkus štai tokią trajektoriją per daugiau smėlėtą atkarpą pralėkti ir kaip ir išlošiu kelias pozicijas, bet jėgų reikėjo. Vėl gan greita atkarpa, greitis didelis, lenkiu vieną po kito, ieškau tarpelio, kur prasilenkti, kur pralysti. Štai ir mano komandos narys minėtas starte, Karolis. Na ir tas staigus posūkis, po kuriuo eina vienvėžis takelis, į kurį visi turime sutilpti kažkaip. Na ir mano posūkių klaida, jaučiasi, kad ant MTB sėdėta mažiau buvo. Beje, šias varžybas važiuoju su naujomis padangomis Continental Race Kingais. Tai visai patenkintas esu su kibimu, gerai sukimba, neslysta, bet šiek tiek kietoka padanga. Tai būtų 2.2 pločio, įpūsta 1.3 į priekį, 1.4 į galą. Ir štai artėjame prie upelio. Visi laukia upelio. Kaipgi mes pravažiuosim tą upelį? Prieš upelį dar reikia įveikti gausybę smėlio. Na ir upelis. Šiek tiek prisistabdom pirmam kartui. Praeitais metais atsimenu, kad čia labai slidu buvo išvažiuojant iš po upelio. Šiais metais tai labai greitai kažkaip išlipom iš jo. Opa, užstabdėms, net nesupratau, kas šiandien įvyko. Na ir vėl kamščiuojasi ir matau, jaunuolis nulėkė pro dešinę, taip pat irgi pasiemu dešinę, irgi apsilenkiu ten, kas užstrigę visi. Čia šiek tiek užleidau vietą ir tada pats galvoju apsilenksiu ir nebetelpu, kelmas priešais, bet viskas laimingai baigėsi, atsiprašiau ir važiuojam toliau. Na ir vėl bandau apsilenkti pro platesnėje pusę. Priekyje matome Dominiką Slodą, Viltę Kriauščiūnaitę. Mąstau, kad čia visai gera vieta šiek tiek gal ir pavažiuoti kartu. Bet Dominikas vienu metu kažkaip atleidžia, tai iš karto jamos iniciatyvos ir reikia prisitraukti vėl prie tos grupelės. Maitinimo punktas. Pasirinku tikrai nesimaitinti, negaišti laiko, nerizikuoti, nes turiu vandens gertuvėje. Nepaėmė. Na ir tikrai šita grupelė gan stipri, tikrai nepamiegosi čia važiuodamas, o vėl Dominikas taip išneria priešais. O išneria dėl to, kad aš posūkius vėl klaidingai juos važiuoju. Labai daug posūkių neišėmiau. Masiškai daug klaidų. Bet po kiekvienos tos klaidos atidirbu kojom. Susidarė gan nemaža čia ta grupelė mūsų. Neplanuoju čia nei lenkti, nei nieko. Ir Dominikas krenta tiesiog vietoje. Taip pat nelabai supratau dėl ko ir nelabai matėsi gal. Bet šis posūkis gan klaidingas. Pamatysime antrame rate.
Na ir vėl čia nustembau, mašina važiuoja tiesiog ant posūkio trasoje, tikrai pavojinga labai vietoje. Mūsų greitis čia 50 iš priešpriešos mašina judanti, tai ant kiek tai yra pavojinga. Taigi aš atsidūriau prieš tai esančios grupelės priekyje, pat pirmo sportininko, važiuot nusiteikęs paskui, nes nelabai dar turiu čia jėgų apsilenkti. Nes jeigu apsilenks, reikės vytis kažkas, kas dar priekyje yra, gaudyti, o vis dėlto dar tik pirmas ratas. Galima sakyti, kad dabar nusprendžiau pasilsėti. Na, bet priekyje esantis sportininkas irgi matosi pavargo ir tempas krenta, nieko nebelieka, tik tais lenkti ir lėkti pirmin. Na štai čia mano kitas komandos narys Paulius Rimkevičius startavo iš šiek tiek tolimesnės pozicijos negu mano ir štai jis jau prisivijo mane. Šiek tiek motyvacija pakrenta tokiais atvejais, kai iš toliau esantis sportininkas prisivyja tave, aplenkia, bet kadangi komandos narys, tai ta motyvacija nenukrito iki pačio dugno, tai galime toliau stengtis ir važiuoti ir tikėtis labai neatsilikti nuo jo. Na, čia sirgalių tribūnose matome Laikyk Kardaną. Kalno, kaip visada, seka nusileidimas, tai leidžiamės gan greitai. Ačiū Živilei Kavaliauskienei už nuotraukas. Tai kaip ir šiek tiek atsilikau nuo savo komandos nario ir nuo priekį esančios grupelės. Pirmo rato finišas labai arti, reikia važiuoti šį stadioną. Atsigeriu dar iš gertuvės, nes reikės ją pasikeisti į naują. Finiše pirmo rato laukia komandos aptarnavimas, kuris pakeis gertuvę į naujai pripildytą. Ieškau, nematau, pamačiau, metu, imu, ačiū. Puikus tikrai perdavimas 10 balų. Na ir vėl prisivijo šitą grupelę ir ten matau, kad yra top 10 šių varžybų dalyviai, sportininkai, kurie užima top 10 vietas ir man reikėtų su jais čia važiuoti ir laikyti tą tempą. Žinoma, tarp jų yra ir 3 ratų dalyvių. Paleisk. Na ir jau paleidinėja tą grupę, pamačiau, sureaguoju, iš karto bandau dasivyti. Taigi ten priekyje matome Bike Expert, Airidas Sadauskas. Tai sveikinu prisijungus prie 3 ratų chebros. Taip pat ir Roką Tuzlį sveikinu, stiprus vyrai esat.
Na, kalnas ir, kaip matot, jau nutolo. Štai ir komandos mano narys nelaukia, kol anie ten pabėgs. Kai ant plentinio treniravais, tai tiesiosiuose gerai minas, o tik kalnas ir turi reikalų su to kalnu. Taigi, lyginant su pirmu ratu, tai jau pradėjau jausti šiokį tokį diskomfortą, šiokius tokius skausmelius kai kur ir nuovargį ir toks jau jaučiu, kad nebe taip jau smagiai čia man važiuojasi. Tai ir dar aplenkia, ir dar nuvažiuoja, ir dar ta grupelė paleista, ir komandos narys nuvažiavo. Tai tokia nuotaikėlė nekokia antram rate. Upelis jau žymiai greičiau negu pirmam rate neriu. Bet per greitai irgi negali nerti tą upelį. Po upelio, aišku, dviratis nebevažiuoja, kol prasuki gerai stabdžių diskus. Ir toks varginantis tas ruožas čia, kurį reikia atkentėti. Ir štai pagaliau atsiranda man kompanija, šiek tiek ir greitis pasikeičia. Dar prie kompanijos prisideda daugiau kompanijos. Kuo daugiau kompanijos, tuo greičiau galime mes važiuoti ir gal kažką prisivyti. Tomas Pažemeckas, velniai, pralekia pro mane kaip pro stovintį, galim sakyti. Tai supratau, kad reikia šiek tiek jau kažką daryti, stengtis daugiau, bet jėgų kaip ir ne per daugiausiai likę. Tokios mintis buvo, pamenu, kad stengtis kuo techniškiau ir geriau įsukti į posūkius, bet kaip matot, nelabai gerai pavyksta. Čia tas klaidingas gan posūkis, kur Dominikas Loda griuvo praeitam rate. Na ir į kalniuką lenkia Karolis mane. Taip pat ir Viltė Kriaučiūnaitė. Nu, čia jau va šitų, tai aš nebegaliu jau paleisti. Turiu kartu važiuoti iki galo. Stengtis kuo daugiau ilsėtis ir gal finiše kažką nuveikti įdomaus. Kaip tas kalnas, tiesos kalnas lyg vadinasi, su šiek tiek palaikymo. Apie 5 kilometrus liko iki finišo. Laikyk kardaną vėl matome. Skatina Viltę iškelti rankas ir važiuoti į finišą. Šitas palaikymas suveikė ir nurūksta Viltė. Aš dar nelabai pasiruošęs kažkur skubėti, nes dar likę 4 kilometrai, o jėgų jau minimaliai belikę. Na ir matome ir Tomą, matome mano komandos narį. Tai jie abu mano grupėje. Na ir štai, galima buvo to tikėtis. Karolis daro jau sprintuką šiokį tokį, aš atsistoju ant dviračio ir pajaučiu blauzdoj mėšlungį. Atsisėdu atgal.
Na viskas, Tomas irgi nuvažiuoja, o aš nelabai galiu sprintuoti, nes tik atsistojus ant dviračio iš karto traukia mėšlungį. Ir jaučiu, kad kažkas dar iš galo, tiek to jau sutrauks tą mėšlungį, bet neužleisiu tos pozicijos. Na ir štai, finišuoju Vilniaus maratonų taurėje 2024 metais Vilniaus etape. Finišavau 12 mėgėjų grupėje, 17 bendroje įskaitoje 2 ratų. Ačiū, kad žiūrėjote. Laukite kitų video, kurie bus dar šiais metais. Užbaigsime sezoną Plungėje. Tikrai sudėtinga, laukia trasa. Viso. Nu tokie keliukai yra maži, ne? Tai pala, aš per dešinę pradžiai variu. Jo, per dešinę, o aš tave per čia dasivijau visiškai. Sako, kairiau vyrai, viens į dešinę, visai varės. Aš antrą ratą jau ten važiavau per kairę. Nes ten to žvirkaliu, ta prasme, to smėriu greičiau nusileidai, negu to žvirkaliu. Jo, nes gavos, kad ten kai važiavau, iš galo kažkas jau ten buvo. Ir iki pergalės, Maksi pergalės pritrūko pasakyti 13 taškų. Galėjot nesakyti. Kimbarelo Šiaurėje 3163. Pirmą kartą Ir su 1176 taškais Maksi įskaitą laimi Instinktas Vilimeksas. Instinktas Vilimeksas atstovai. O, ačiū. 200 gavau. Čia jau 4 pažangos. Liep, kad nesušlapti. Ne, davai nesilaistų. Laisvame. Trys mūsų geriausios Maksi komandos. Instinktas Vilimeksas, Big Brother, Šiauliai ir Cirko Meškutės.